Sveiki, šiandien paliesim vieną klausimą apie pamato apšiltinimą, nes yra iš tikrųjų du būdai teisingi ir du būdai, kurie turi galimybę gyventi. Tai yra vienas būdas, kai mes patį betoną apšildom iš visų pusių polisterolus, tai yra durų, apšildoma medžiaga. Ir viduj betonas yra, sakykime, pilnai uždengtas kaip po termose. Jisai ten guli ir jisai jokio nepadaro šalčio tilto, viskas yra puiku. Tai yra pirmas būdas ir šitas namas būtent ir taip ir yra pastatytas, sakykime taip. Jis yra iš visų pusių apdengtas teradūrų, betonas yra paguldytas į vidų šitas teradūra ir mes grindų nulį turėsim maždaug va čia pas mus bus grindys. Sekantis variantas, kaip yra daroma, tai yra, sakykime, visiškai nešildom pačio pamato, o tiesiog sukeliam su apšildomojo sluoksnio namo nulį. Tai yra, jeigu čia pas mus iki čia būtų neapšildomas pamatas, o čia viduj mes sudėtam 30 cm polistirolą, čia būtų kažkur tai čia, tada dar dasidėtų 7 cm steškės betono. Ir mūsų aukštis namą jau būtų va taip. Kom jie skiriasi? Funkcionaliai mes pasiekėm ir ten paprastą A++ klasės namą. Kaip ir viskas tvarkoja ir viskas tinka. Vienintelis skirtumas, jeigu mes apšildom pamatą, tai namas gali būti žemiau nuo žemės paviršiaus. Tai yra, nereikės papildomų jokių laiptelių. Jeigu mes prikeliam, tai tokiu atveju, sakykime taip, man asmeniškai tai yra daug gražiau, namas yra pakilęs nuo žemės, o ne įsodintas į žemę, namas atrodo didesnis, jis atrodo kaip skraidantis toksai, bet yra vienas minusas, ten būtinai reikia daryti papildomų laiptelių, kad užeiti į šitą namą. Tai yra tik tai jūsų pasirinkimas, o kas liečia A++ klasės ir vienas ir kitas būdas yra pilnai tinkamas.